Jeigu klientas pas mus kreipiasi dėl apsaugos sistemos, mano pirmas klausimas ir būna, ar tu didėsi apsaugą dėl savęs, ar dėl draudimo kompanijos reikalavimų. Dažniausiai būna atsakymas, tai ir dėl to, ir dėl to. Sakau, tai yra labai svarbu, nes kai kurie draudimo reikalavimai yra ne visiškai atitinka realų saugumo lygį, sakysim, pagal tai, kokios yra technologijos pas vagis ir kaip nuo jų apsisaugoti, jeigu tikrai norime 100% apsaugoti automobilį. Nes kaip pavyzdys, anksčiau gamyklinis kanalas jisai buvo saugus, šiandien jisai visiškai nesaugus. Tarkim, draudimo bendrovė gal papildomo identifikatoriaus nereikalaus, bet jisai būtinas tam, kad automobilis būtų 100% saugus. Daug kas prisimena, kad tos tabletės didelė problema, bet reikia keisti. Šiai dienai tų problemų nėra. Jeigu nori geresnio saugumo, tai papildoma tabletė, identifikatorius pagrindinis yra faktorius, kad būtų automobilis saugus, nes gamyklinis traktas jisai gali būti nuskanuotas. Ypač jeigu yra automobilio keilėsis.